Ir tai jau jungia mikrofoną. Ačiū, aš su tokiu pat klausimu, kaip ir prieš pusę metų klausėm, tai dėl gatvių pavadinimo keitimo, kas yra daroma, koks yra proceso etapas ir kada planuojam užbaigti šitos darbus. Liudo Giros gatvę galėtumėm tvarkytis, ten gyventojų pasipriešinimų kaip ir nebėra, yra ir pavadinimų pasiūlymų teikta, man atrodo, Juozo Pakalnio gatvė, neliktai buvo siūloma pagal tą ir gatvė tinkama pavadinimas ir viskas, tai tiesiog reikia padėlioti dalykus. Tai šitą gatvę, o su Cvirkos gatvė reikia daugiau šnekėtis, dėl Neries laukiam atsakymų. Nori vicemeras padėti man. Mes gavom Šiaulių žydų bendruomenės pasikreipimą ir čia yra toks vardas Jonas Noreika, žinot, ir Šukionis. Ir mes gavom iš tos mero įvardytas kaip čia desovietizacija, tų simbolių, tos komisijos nurodymą pakeisti gatvės pavadinimą. Iš pradžių mes išsigandom, kad pakeis gatvės pavadinimą, bet pasirodo, kad tas pakeitimas jų matymų, vėlgi tą dvigubį standartą Šiauliuos nuimt pakeis, Pakruojai, kadangi tai yra gimtinė, tik tai prikabinėti papildomos informacijos prie tų gatvės pavadinimo lentelių. Tai mes nesupratom fiziškai, kaip tai gyvendyti, tai pasikreipėme atgalios į juos, paaiškykit, ponai ir ponios, kaip jūs tai suprantat, kaip mes čia galim dabar ant kiekvieno pakabinėti. Tai atsakymą irgi dar negavom. Priminsiu, kad čia reikėtų naudoti labai taip aiškiai ir teisingai savokas ir terminus. Yra įstatymas ir yra nurodymas tai padaryti. Čia nėra noriu, nenoriu, patinka, nepatinka. Yra aukštesnio lygmens teisės aktai ir mes gyvenam teisinėje valstybėje, kur yra teisinė viršenybė ir čia reikėtų daryti. Tai jeigu jūs įsipareigojate taip daryti per ateinantį laiką, tvarkoj, bet labai panašu, kad teks papildomai kreiptis mums dar su raginimu į institucijas, kad jūs tai imtumėt ir padarytumėt. Tas vilkinimas, jisai niekam čia yra nereikalingas, neįdomus. Matot, Audri, jums čia skauda, gyventojams kitaip skauda. Tai yra visokių gyventojų. Tai, žiūrėkit, tiems gyventojams, kurie negyvena toj gatvėje. Jūsų norą pataikauti ir aš žinau, kuo aš pats rizikuoju, būdamas nepopuliarus šitoj vietoj, bet yra principai ir vertybės tam tikros. Tai jeigu mes vieni esame principingi ir vertybiški, o kiti esame tiesiog pataikaujantis, tai mes čia turime šitą skirti ir pasaulėžiūrų skirti, tai viskas yra tvarkoj. Jūs turite savo poziciją, mes turim savo poziciją. Jūs bandote pataikauti žmonių vardan, kad tik tais turėtumėt palaikymą. Mums ir man asmeniškai nėra svarbus populiarumas šitoje nepopuliarioje temoje. Tik tais primenu, kad tai yra įteisinta įstatymu, ne kažkaip kitaip. Jeigu taip klausant negali nepritarti kolegai Audriui apie tos principus, teisinės valstybės principus ir kai įstatymai yra vykdomi, vėlgi kuri barą, kuri žiūrėsi, juk šitą komisijos sprendimai ir diskutuotini. Viena pusė sako vykdom, kita pusė sako, nėra, yra aukštesni teisės aktai, kurie kokiu pagrindu dabar yra savivaldos teisės, yra visokie kitokie dalykai. Ir aš noriu priminti, prieš mėnesį laiko, ta pati komisija, komisijos vadai pasakė, tos savivaldybės, kurios visiškai nereaguoja į mūsų pasiūlymus, desovietizuotis, keisti gatvių pavadinimus, mes su tom šnekamis ir tuos duodam į teismą. Teisinių kelių ir šitą sprendžiama. Tosgi savivaldybės, kurios neskubėdamos sprendžia palengva šitos reikalus, mes su jom šnekamis toliau. Mes esam šitų savivaldybių sąraše, kurios šnekas toliau. Nėra pozicijos ar mero pataikavimas, ar vicemero, ar čia frakcijos socialdemokratų kažkokio pataikauti. Ne apie tai šnekam. Mes tiek metų su tais gatvių pavadinimais buvom, pabūkim dar. Pabūkim dar dieną, 2, 3. Kaip meras sakė, ne visi gyventojai sutinka. Kai kuriem gazdina tie numerių pakeitimai, pavadinimų pakeitimai. Įsispręsim, pasikeisim, važiuosim toliau. Nemanau, kad šiandien čia yra, Audriau, pats aktualiausias tas klausimas, sprendžiam gatvių pavadinimus. Mes veiksme, kitaip sakant.